dabar kviečiame susipažinti su vilniete Ina, kuri nieko bendro neturėjo su ūkiu, tačiau vieną dieną draugė su vyru nusipirko sodybą, įsirengė vynuogyną. Kai kūrėte ūkį, nusprendėte ir gilinti savo žinias, plėsti žinias ir įstojote į Vilniaus kolegiją agro verslo technologijų studijas. Papasakokit, kaip sekėsi studijuoti, su kokiais iššūkiais susidūrėte? O taip, aš niekada nepamiršiu, nesakau, nes nieko bendro visiškai su žemės ūkiu niekada neturėjau. Ir viskas tuo metu ir buvo, kad rugpjūtį įsigijom sodybą ir jau rugsėjį, bet prieš tai ieškojom ir supratom, kad ūkį vis tiek reikės kurti, žinių trūksta. Reikia eiti arba sunku pasisemti šiaip pačiai, ieškotis. Tai galvoju, kodėlgi ne, nes ir buvo proga ir kad ir vaikus prižiūrėtų ir mano tėvai, ir vyro tėvai. Manau, pasinaudosiu progom, nes mane nuramino, mes prižiūrėsim vaikus, tu gali eiti studijuoti. Įstojau, viskas, nuėjau, studijuoju. Labai sunku. Pirmi 2 mėnesiai man buvo, labai sunku. Įsivaizduokit, aš ateinu, nes aš esu pagal specialybę, aš esu konstruktorė statybininkė. Visiškai. Su žemės ūkiu 0. Ir aš ateinu ir prasideda tos paskaitos ir pradeda šnekėti tas žemės ūkiu tais terminais, tai su tais pūdymais, su tais arimais, su visko ir aš nieko nesuprantu. Aš sėdžiu, aš galvoju, Dieve mano, ką man dabar daryti, o čia jau neužilgo jau kažką, tai kursiniai dar kažką. Ir aš tokia, bet čia ta buvo pradžia, reikės ir persilaužti. Tai tie 2 mėnesiai tikrai buvo sunkus. Ir po to viskas buvo gerai, aišku, man patiko, aš įsivažiavau ir tas visas ūkių kūrimas. Bet užtat kiek ryšių, kiek draugų, kiek žinių, čia yra, tiesiog neapsakoma. Ši studijų programa susideda iš 3 sudėtinių dalių. Pirmiausia, jinai apima augalininkystės mokslus, kas susijęs su augalų kaip maisto, pašaro, energijos, grožio priemonių kūrimu. Taip pat susijusi su gyvūnų mokslu, nes gyvūnai laikomi dėl to, kad gauti tam tikrą produktą ir išmaitinti visuomenę. Ir be abejo, ūkininkavimas yra susijęs su verslo kūrimu, verslo plėtojimu. Studentai studijuoja dalykus, kurie susiję su gebėjimu išlikti konkurencingu, mokėti valdyti rizikas ir taip pat nepamiršti galutinio žemės ūkio produkto vartotojo lūkesčių ir poreikių. O kokios perspektyvos yra pabaigus šias studijas? Žemės ūkis arba žemės ūkio verslas yra viena iš pagrindinių pramonės šakų, kuri siūlo labai konkurencingą atlyginimą. Ir šiandien ne studentai ieško praktikos vietų ir darbo. Stambios įmonės atvyksta į Vilniaus kolegiją su tikslu, kad susitikti netgi su 1. kurso studentais ir pristato darbo ir karjeros bei praktikos galimybės. Taigi šiandien darbdavys ieško specialisto, kurį galėtų užsiauginti, o vėliau pasilikti pas save dirbti. Ina, prieš 4 metus įkūrėte savo ūkį Geltoni botai. Taip. Papasakokit, kokia buvo pradžių pradžia? Oi, pradžių pradžia būtent tie metai, kai mes įkūrėm ir buvo ieškoma ir sodyba tam tikra, nes šiaip su vyru visą laiką norėjom vynuogyną turėti, tai sugalvom, kodėlgi ne, turėti vynuogyną, taigi čia yra pasaka, ne kažkur ten Italijoje, Ispanijoje. Tai teko, kadangi mieste gyvenom, tai teko ieškotis sodybos, tai būtent tinkantį vynuogynui. Tai šiandien iš tikrųjų jūs galite pasidžiaugti gražiu savo ūkiu, kuriame auginate serbentus, padėkit man išvardinti gervuoges, avietės, aišku, vynuogės. Man labai patinka mokytis, labai daug naujų žinių, įgūdžių, žmonių, kurie perduoda savo jausmus, per savo jausmus perduoda naujas idėjas ir žinias taip pat. Taip. O kokios aplinkybės lėmė, kad pasirinkote šias studijas? Nuo vaikystės man labai patinka dirbti su žemė, kapstytis, sodinti kažką, bet neturėjom nei savo ūkio, nieko. Tiesiog kažkokio sodo ten buvo mažas vaikystė ir viskas. Ir užaugau ir pagalvojau, kad kodėl ne, jeigu man taip patinka, tai reikia kažką galvoti. Taip įstojau į agro verslo technologijų fakultetą.
ir mokausi. Tai jūsų ateities planai, galime tikėtis, kad kada nors atvažiuosim filmuoti į jūsų ūkį, kuriame auginsite grybus? Labai norėčiau, iš tikrųjų labai norėčiau. Žinot, turėti savo ūkį ir kažką jame auginti, tai yra viena iš mano svajonių.